kas tas yra testosteronas ir kodėl jo vyrui reikia vyresniam amžiui, šiaip kam jis yra reikalingas ir kad tai yra labiau gal geris negu blogis? Nei geris, nei blogis. Čia yra svarbiausia yra tikriausiai organizme turėti balansą. Ir mitą reikia galbūt nuimti, o galbūt ir žino, bet tiesiog priminti, tiek vyrai, tiek moteris turi testosteroną. Ir faktas, kad mums jisai yra reikalingas ir su amžium dėja jisai mažėja. Iš vyriškos perspektyvos paklausiu, ką galėtų padaryti kiekvieną dieną arba ko nedaryti, kad jo ta pati erekcija būtų ilgesnį gyvenimo laiką, kad visais tais sekso malonumais tu galėtų mėgauti žymiai ilgiau ir vyriškumu, taip grubiai tariant. Dabar pas mus visi yra įpratę lėkti. Tai poilsio režimą turite omeny? Jo, daugiausia tai poilsio režimas, nes, kada organizmas geriausiai ilsisi, kai miega. Sveiki visi, mėly žiūrovai, įsijungia laidą Gyvenimui su cinkeliu. Mano vardas Timūras ir viskas, ką mes čia darome, tai kalbame apie sportą, sveikatą ir viską, kas padeda gyventi sveikiau ir geriau. Šios dienos mano svečias, ypatingas ir įdomus žmogus, gydytojas urologas Martynas Stanionis. Sveiki, Martynai. Sveiki. Su juo šiandien kalbėsimės apie vyrų sveikatą, kūno siunčiamus signalus, dalykus, apie kuriuos vyrai turėtų dažniau žinoti arba linkę yra nutilėti. Iš esmės bus tikrai labai įdomus pokalbis, nes man jau dabar galvoje šaudo šimtai klausimų, reikia tik spėti visus juos užduoti. Kaip nors gal pabandysim. Ne? Pabandysim, suspėsim. Visų pirma, Martynai, jūs esate visiškai netoks urologas, kokį turbūt daugumai įsivaizduotų. Jūs toks atrodytumėt, draugelis urologas. Čia specialiai jūs taip, kaip čia taip nutiko? Kaip tapau urologu? Iš vis, kaip prie to paties, kaip jūs nusprendėte tapti urologu, nes pasirinkimas nedažnas, sakyčiau. Nedažnas, mūsų šiaip specialistų Lietuvoje yra irgi nedaug ir tas juokingiausias, aš turiu atsakymą į šitą klausimą, kaip pastoju man sako. Tai sakau, man mokyklai patiko paraštiese klasiokam pimpaliukus ten piešti ir sakau, tai ir dirbsiu su tais pimpaliukais visą likusį gyvenimą. Tai čia toks šmaikštesnis. O šiaip tai, nežinau, rezidentūrai galbūt patiko pati specifika, pats darbas. O kas tame darbe, būtent įdomu, pokalbis, reiškia, tas ką žmonės atsineša, ko jie bėga? Galbūt, nes aš į rezidentūrą įstojau, dabar galvoju, gal prieš kokius 7-8 metus, man atrodo, kažkas tokio, nes nėra, kad aš labai senai pabaigiau savo apskritai rezidentūrą. Matos. Jau aš tuo metu mačiau, kad pas mus žmonės vis dar, ne tik tai urologai, bet bendrai visoje sveikatos sistema apskritai, galbūt visam sociume, mažiau kalba apie apskritai savo problemas, apie to labiau tas tabų temas kaip seksualinį gyvenimą, kažkokius erekcijos pokyčius, galbūt pačio kūno pokyčius, apie tarpusavio santykius. Tai jau vien šitas mane aspektas domina, o visas dar einantis urologinis šleifas, ten tiek visokie prostatos vėžiai, visokios grybinės prostatos hiperplazijos, visa kita tai irgi einantis dalykas, ką reikėjo mokytis, tiesiog, nes taip yra pagal mūsų visą discipliną, bet aš save bandau, kiek matau pagal savo darbą šiuo momentu, tikrai daugiau einu galbūt ir į tą edukacinį turinį, kad žmonėm perteikti žinią ir kad kiek įmanoma daugiau ateitų jiem patiem aiškumo. Bet aš nebėjau, pas jūs, būna tų atvejų, kai ateina pacientas, klientas, vadinkim, ir jisai nustemba pamatęs modernios išvaizdos, tokį šiuolaikišką jauną žmogų, kuris jam pasiruošęs padėti. Tai faktas, tai čia aš dirbu valstybiniam sektoriui daugiau negu etatą. Ir, pirmiejas tikrai pas mane labai daug pacientų, aš nežinau, bendrai gal 400 tiesiog praeina per vieną mėnesį, kiekvieną mėnesį. Tai kiekvieną dieną, gaunu tikrai ne vieną nustebimą, kur čia taip atrodantis, ta prasme, būna, kur gydytojas, ar čia su manim tai bendraut, nes aš nesidedu balto chalato niekada, nežinau, reikia nebent eiti kažkokį susirinkimą paskui, tai tada marškinius ir chalatą, bet šiaip, kaip dabar esu su maikutė ir džinsais, tai aš darbe sėdžiu užsidedu pižamą. Tai vis vien rankos trumpos, man taip yra patogiau, man karšta ir aš nuimu dar neretai esančią tą baltų halatų baimę, kas yra nepriklausomai. Tai yra vaikas, tai yra paauglys, tai yra vyras, moteris, tai yra senjoras. Visi šitą dalyką turi ir jisai pasistebi. Tai ir šitą dar nuima. Ir kai aš kaunietiškai, iš karto labas, kaip sekas, tiesiog eini į tokį kažkokį familiarumą, jeigu matai, kad tai leidžia, žmonės daug patogiau jaučiasi ir patampa iš karto daug atviresnis ir greitesnis bendravimas.
Aš prisipažinsiu, kad irgi pamačiau jūs dar grimerinį ir aš galvoju, jūs negali būti, kad jūs svečias, bet kai jau supratau, kad tikrai aš galvoju, nes irgi jaučiu, kad gyvenime tas etapas artėja, pas kiekvieną turbūt vyrą man ypatingai arti, kad jau pas urologą reikės kažkada to eiti, tai man atrodo, mes paskui numeriais apsikeisim, žodžiu. Nes aš pajutau, kad jo, su jumis yra smagu. Manau, kad galima bus ir nejūsint, o tujint. Jo, nu čia vardant pokalbio kultūros, aš išlaikysiu tą jūs, man tai yra labai smagu ir malonu. Ir nebejoju, kad būna galbūt netgi, jeigu, nežinau, vyrai, jeigu su žmonom ateina, žmonas pro duris pamačiusios pas kokį gydytoją, negu gaila, aš ne vyras. Ne, tai tikrai būna, kas ateina, nes labai daug, irgi nepriklausomai nuo amžiaus, nu gal kokie ten 20-mečiai, 30-mečiai ateina dažniau be antrų pusių, bet vėliau tikrai ateina pagrindė visi vyrai su žmona. Tai yra kai kuri tendencija, kur paskui matai, kad žmona paskui ateina, arba yra tokios, kur žmonos ateina ir paskui jos atveda ten, nežinau, po mėnesį ar po kažkiek savo vyrą, kad, nu, vat, ir jį pakonsultuok, nes čia gerai pakonsultavai ir man. Tai pas jūs ir moteris gali lankytis? Taip, realiai 50-50 yra vyrų ir moterų pacientų pas urologus. Nu, tai, nes urologas dirba su kuo? Dirba su inkstais, su šlapimtakiais, su šlapimo pusle, su šlaple, kas yra pas vyrą ir pas moterį. Tik, kad pas vyrą dar papildomai yra prostata ir yra seklidės. Tai realiai, nu, dviejų organų tik tais klausimas. Tai jo, 50-50 žmonių, kas ateina, yra vyrai, moteris. Šis man dabar žinau, kad išsprogdinat smegenis, aš tikrai iš to nežinau. Čia yra įdomu net šitą 44 gyvenimo metais sužinoti. Su kokiais dažniausiai klausimais tada ateina, galbūt yra kažkokie, nežinau, tokie bendri dalykai, arba tu galvojat, nu ir vėl dėl to, tiek vyrų, tiek moterų srityje. Tai galbūt, jeigu iš tų bendrinių dalykų, nu, tai yra faktas, šlapinimuose sutrikimai. Vyrai dažniau ateina dėl to, kad ten, pavyzdžiui, šlapimo srovė susilpnėja, reikia pradėti keltis naktį į tualetą, moteris galbūt pats apskritai dažnesnis šlapinimasis, būna toks staigus, imperatyvus noras eiti į tualetą, kad reikia čia ir dabar, va taip. Pas moteris yra gan dažnai ir opi problema, dėl kurios, nu, neretai šiaip moteris irgi pabijoja kreiptis ir iš kažkokio gėdos jausmo, tai yra šlapimo nelaikymas, tai pasikartojantis dažni šlapimo takų uždegimai kažkokie, pas vyrus yra prostatitai, kažkur šaltai pasėdi, kojas pašala, va dabar kaip pas mus čia toks oras irgi nuostabus. Tai, nu, tokios dažniausios galbūt problemos. Paskui, nežinau, iš vyrų tikrai pakankamai nemažai, irgi galbūt dar čia mano paties tas indėlis, kad aš stengiuosi apie tai kalbėti ir stengiuosi to klausti. Tai tikrai yra kas iš lūpų į lūpas, tai klausimai, pavyzdžiui, apie erekcijos sutrikimus, kai kažkas jau pradeda darytis ne taip. Ateina ir dėl vaisingumo, nevaisingumo klausimų, nu, tas spektras pakankamai yra toks platus. Ar yra kažkoks sezoniškumas jūsų problematika? Nežinau, žiemą dėl vienų dalykų labiau, vasarą dėl kitų? Nu, realiai tai galbūt čia būtų galima sakyti, kad, nu, kai šaltesnis periodas, kad va dažniau va tie prostatitai ir šlapimo pūslės uždegimai. Bet dabar besakant ir jau klausimo eigoje paskui pagalvojau, kad, nu, galbūt jie sezoniški yra labai juokingai, nes jie ar šilta, nu, tai yra vasara, ar pavyzdžiui žiema, kai šalta, jie pasikartoja. Todėl, kad pavyzdžiui vasara mes mėgstame eiti maudytis, mėgstame eiti palei jūrą su šlapiais šortais, kad mums ten viską prapūstų ir gaunam tos pačius simptomus. Ten paimam peršalam prostatą, peršalam pūslę ir vėl, kaip sakant, myšėjom pabiškį ir turim tas pačias problemas. Ką žiemą mes turim iš to, kad va, yra sušalamos kojos, kažkur basom kojom namuose ten vaikštom, kažkur šaltai va, laukiam troleibuso, autobuso ar, nežinau, mašinai važiuojam iš Vilniaus į Kauną, elektrėnuose sustojom užsipilti kūro, prisidėję šiltai, vėjuko tik tais biškį papučia ir turim vėl tą patį. Tai galbūt va, rudenį ir pavasarį galbūt iš tikrųjų šitų dalykų mažiau, nors atrodytų, kad šita problema turi būti tik tai žiemą. O nu, yra tas žymus toksai posakis, kurį mėgsta ir seneliai visokie kartoti, kas sako, visos lygos nuo nervų.
Kiek jūsų srityje tas įtakos turi, kiek psichologija, psichosomatika kažkokia galų galia, kiek su to ateina, kur matai, kad ne nuo to mąstymo organo pradėjom, gerbiamasis? Tai būna, kad ir neurologai jau atsiunčia, žmogus jau būna pas neurologai, jie nieko neranda ir tada tu žiūri, kad iš tavęs nelabai yra. Ir atrodo, norėtum tą kamuolį mes galbūt į tą pusę, bet jau žiūri, kad iš tos aikštelės pusės atėjęs kamuolys. Šiaip daug tokių problemų yra. Tikrai kreipiasi, nežinau, dėl pačių įvairiausių. Ten, elementariai, nežinau, šlapinimas pas mane kitoks. Ir klausiu, koks jisai kitoks? Vat kitoks. Ir kad tau nusakytų, kuo jisai yra kitoks, nieko nėra. Yra kitaip, negu buvo anksčiau. Kada anksčiau? Prieš savaitę, prieš mėnesį, prieš, nežinau, pusę. Nuo kažkada. Tai toks tas nebiprieštumas, paskui, apie tai, kad ten, pavyzdžiui, man ateina ir sako, kad man inkstas skauda, tai čia, nežinau, kiekvieną dieną po 5 tokius žmonės, kur, tu uždedi daviklį, pasižiūri, niekas ten, nieko tam inkste nėra, skauda ten judesio metu, skauda ten kokius 25 metus, čia tikrai nebus, bus labai toli nuo urologinės problemos. Tai, tenka pakovoti ir tenka, žmonėm paimti ir pabandyti. Tikrai aš bandau aiškinti tais paprastais žodžiais, tikrai dažnai pasiremiu piešinukus, kur pats kažką piešiu, kažką bandau aiškinti, kad žmonės suprastų, kad, jie išeitų su kažkokiu aiškumu, kad, yra sprendžiama ta problema, kad vienas specialistas, galbūt aš kaip specialistas, gal ir kitas kažkuris, kuris konsultavo, mes girdim, tikrai nėra, kad mes čia tave pasiemam ir norim keliauktų už durų, neles man ten smegenų. Bet yra tikrai, kam reikia papildomą tikriausiai tokio paaiškinimo. Nežinau, būna, nebūna, man tiesiog dabar galvoju ir žiūrovo vardu, turiu privalau paklausti, nežinau, su kokiais draugais pirti, kur nors šiaip būnat, su draugais kompanijų ir prasideda, kur, žinai, pažiūrėk, čia klausimai kažkokie, kurie jau konsultacijos jūsų laisvo metu prašosi. Turi tokių atvejų? Jo. Čia nuolatos jau čia yra? Nėra nuolatos. Esu ir pasakęs, kad, aš galiu atsakyti, jau ne vieną kartą esu patyręs, galbūt pirmiausia tai patyriau su šeima, su namiškiais, su ten mama, seneliais ir sesėm, kad konsultuoti, nes esu gydytojas. Tai aš jau šiek tiek išeliminavau faktorių, pavyzdžiui, tikrai su kai kuriais ten, pavyzdžiui, kokiais nors spaudimo ar ten širdies klausimais, mano kompetencija tikrai nėra pakankamai užgilinta. Su urologiniam problemom galim paklausti, nėra, kad aš labai noriu ten namiškius ar savo draugus pakonsultuoti, bet ar po pirties kokiam draugui esu sėklidės tikrinęs, tai faktas, kad esu, nes sako, pas mane, sako, ten toks guzelis, sako, jaučiasi. Aha. Didžiąją dalim, kaip ir iš pacientų, taip ir iš pažįstamų, nuošipi yra sėklidės prielipas. Normali anatominė struktūra, kurią kiekvienas vyras po pirties, ar ten po dušo, ar vonioj būnant apsičiuoptų, ir yra sėklidė ir toks, nežinau, puslankis mėnuliukas, kas yra normalu. Abi sėklidės užsičiuopus tikrai suras kiekvienas. Tai šito nereikia išsigąsti. Okay. Tai pasirodo, su jumis jau į pirtį, jeigu ne, tai gali būti kitoks įimas negu įprastai. Normaliai, su bahūrai. Jo, teisingai. Gerai, kabinete tikrai, aš net nebejoju, nutinka ten kuriozinių situacijų. Aš neklausiu apie tokį, labiausią atvejį, bet turbūt matot, kada ateina pirmą kartą žmogus. Iš kokių ženklų dažniausiai tai matosi? Vyrai turbūt labiausiai kompleksuoja. Tai faktas, kad pas moteris, tai sakau, pas moteris labai jos per aplinkui, jeigu ateina vieną iš pirmų kartų, jom yra sunkiausia pasakyti, kad jos nelaiko šlapimo. Daug tų moterų yra, kurios nelaiko šlapimo ir čia nėra kažkokia kazuistika. Ta prasme, tai yra normali sprendžiama problema ir atėjus pas urologą, mes galim tikrai pakonsultuoti ir yra įvairių metodų. Tai šito nereikia bijoti. O vyrai, tai jie patys iš savęs yra tokie įdomus sutvėrimai, kuriem apskritai ateiti ir būti ten mačio vyru ir čia, nežinau, būti kažkokiu kieteku, kodėl jisai čia atėjo, tai jisai net nežino, nors turi ten krūvą problemų, kur yra buvęs ne vienas tikrai atvejais, bet
čia galbūt geriausias, tai kurį aš atsimenu, tai man toks didelis vyras, rimtas kačiokas ir, sako, tu man ten piršto nekiš, manęs nedarysi. Netgi šitaip. Jo, tai čia citata galų gale. Jo, tai tikrai, čia citata, ten be jokių kabučių, be nieko, tiesiog jisai tai pasakė, tai yra buvęs ne vienas tikrai toks atvejis. Tai čia šitie paskui pasakyti, kad jie patys turi erekcijos sutrikimų, tai yra, jiem labai sunku. Jeigu aš pats užmetu šitą kaip klausimą, tai tikrai, 9 iš 10, kurie bando ten tokį nuslėpti, jie šyptelna, nes atrodo, aš nuimu nuo jų tą tokį sunkumo kartėlį pasiimti ir pasakyti. Jie gali tiesiog linktelt, arba pasakyti taip ir išsisprendžia. Bet čia iš tų, jeigu aš dabar mintyse, tai aš toliau generuoju, kaip mes ir sakėm, kad mes tikriausiai generuosim ir šaudys mintys, tai iš tų, kur labiausiai ten, kažkokių atvejų. Tai aš turiu, tik tais nežinau, žinai, iš kurios pusės klausiu. Ar klausiu kaip urologo, kaip iš priėmimo skyriaus, nes mes turime ir priėmimo skyrių kabinetą, nesvarbu čia Kauno klinikos, ar Santaros, ar Lazdynai, ar ten Vėžio institutas, ir mes turim poliklinikos, nes pacientai šiek tiek skiriasi. Nes vieni atvažiuoja su ekstra atveju, o kiti ateina jau iškentėję kažką tai labai. Jo. Tai tada po istoriją iš kiekvieno turbūt, nes čia yra, tu nežinai žiūrovas, kada tau teks kokiu formatu pasirodyti. Jo, tai jeigu iš tokių, nes aš manau, kad yra smagiau tiesiog tokias smagesnės istorijas pasakot, kurias būtų smagu ir paklausyti. Arba labai žiaurus, bet baigėsi gerai. Jo, tai galbūt iš poliklinikos tai tokie smagesni, tai yra, smagiausiai tikriausiai, tai kurie sutkelia džiaugsmo, nes ateina, pavyzdžiui, merginos, kurios ateina profilaktiškai galbūt pasitikrinti ir jos neturi kažkokių skundų ir uždėjus daviklį, aš kaip urologas, čia ne mano, kaip sakant, daržas, tai nustatyti jom nėštumą. Tai būna labai fainai. Ir aš jom pasakau, nes aš jau matau. Tai reiškia, tai nėra 1 mėnesis ar 2 mėnesis. Ta prasme, tai jau yra normalus nėštumas. Wow. Ir jos nustemba. Tai šitas yra fainas momentas. Tai čia yra toks vienas burbulas iš tų poliklinikinių pacientų. Tokių būna ir priėmime, bet tikrai ženkliai rečiau. Per tą didelį pacientų srautą šitas yra fainas. Tada kitas, tai yra iš tokių, kai dabar, sakau, mintyse susakiau, tai buvo, kuris patiko, kur čia yra galbūt mūsų ir, nežinau, lytiškumo, lytinio ugdymo kažkokia spraga. Keitėjas yra vyras, jisai pas mane gal 4, man atrodo, kartus buvo ir jisai ateina ir jisai tikrinasi dėl lytiškai plintančių lygų. Ir 1, 2 kartą, jisai yra tolimų reisų vairuotojas, gali pagalvoti, kad, galbūt. Bet kai jisai jau ateina 3 ir paskui 4 kartą, ir jisai matau su ašarom akyse, nes tai nėra vienkartinis antibiotikas, tai pakankamai stiprus antibiotikai dėl tų lytiškai plintančių. Ir jisai man mušasi rankai į krūtinę ir sako, aš tikrai, nieko to nedariau. Lenkiai prie bedronkos nestovėjau, žodžiu. Ir aš tada sakau, o tai gal ne jumise problema? Ir žmogui, jam ten saugiklį išmušė. Ta prasme, jisai akis tik padidėjo, ir jisai suprato, kad galbūt anoje pusėje yra problema. Ir jeigu iš toks jau čia finalinį tokia, ne šitam iš poliklinikinių ten tokie įsud, tai buvo, kad ateina vyras, nes jisai nori, kad būtų geresnė jo erekcija. Kaip ir viskas yra tvarkoje. Bet jisai nori, kad jo erekcija būtų geresnė todėl, kad jisai nori mylėtis ir mylisi su savo žento žmona. Tai aš sakau, bet tai žento žmona, tai sakau, tai čia jūsų dukra. Sako, ne, čia sako, yra kita, jau kita moteris, ne? Todėl, kad dukra išsižadėjo, todėl, kad tas žentas mylėjosi su jos mama, su to vyro, kuris atėjo žmona. Prasme, aš klausau ir galvoju, čia kažkoks Telemundo prezentas. Wow. Ta prasme, jūs čia galite visi tiesiog nueiti, ir kartu kažką, grupinį ten pasidaryti, nes visi keičiatės. Wow. Tai jo, tai čia poliklinikiniai tokie atvejai, kur tokie būna ateina ir tu sprendi nešlapinimuose problemas. Bet kaip detektyvas susiūlo vedžioja jo. O iš priėmimo, tai čia jau tokie kitokie atvejai, kur būna, pavyzdžiui,
Ten turbūt dažniausiai eksperimentų aukos atvažiuoja. Nu, šiek tiek jo, nes aš nekalbu ten tie, kurie normalūs atvejai, kurie dažni atvejai, ten kokios akmenligės, ar ten kažkokie kraujavimai arba dėl šlapimo tokių infekcijų, ūmių, yra tikrai daug tokių. Bet iš tokių, galbūt labiausiai, kur, sakėjai, užsiminiai, tai įsiminęs yra, kai vyrukas atėjo, nes jisai prastai bando prasišlapinti. Ir jaunas amžius. Ir suma sumarum mes aiškinamės, kad jisai galiausiai pasiėmė užmigo ir jam draugai karoliuką į varpą įkišo. Ir reikėjo tą karoliuką traukti. Ne? Tai čia toks įdomesnis, tai gal draugus reikia atsirinkti. Nu ir kitas, tai čia irgi važinutė namo, ir kiek įmanoma, kur jeigu kažkur ateinu ir stengiuosi ir kalbėti, tai mes bet kokiu atveju manau, kad esam jau vakarų Europoje ir mes turim pakankamai didelę problemą su narkotikų visokiais vartojimais. Tai ten, kur dabar čia kalba, ten tas kokainas, kristė, jie visi yra stimulantai, ten amfetaminas ir visokie vakarėliai eina. Ir dažniausiai po jų, varpa, noras yra, bet varpa dažniausiai, jinai neveikia. Ir būna, kad prisigeria čia tų erekciją skatinančių vaistų ir ta varpa, jinai galiausiai paima ir pakyla, bet būna, kad jinai neretais atvejais ir nebenusileidžia. Jo, ir tada būna, ten praeina 4, 6, ten ar 8 valandos ir paskui galiausiai atvažiuoja jie į priėmimą, nes ta varpa, jinai tiesiog kaip batlažanas, jinai tokio dydžio. Ir čia yra viena iš tokių labiausiai ūmių urologinių būklių, kada reikia, durt su adata, paprastai šnekant, kad visi suprastų normaliai ir ištraukinėti iš tos varpos tą seną kraują, nes jisai negali ištekėti. Wow. Tai kuo ilgiau žmogus nutems šitą savo problemą, ir čia dažniausiai dabar yra jaunų vyrų problema, nes visien pagal amžių dabar yra tas kontingentas, kurie tų savoja, ne? Tai šitą dalyką reikia kuo greičiau spręsti, nes kuo ilgesnis yra pratęsimas, tai virš 48 valandų jau yra realiai vienintelis paskui sprendimo būdas, nes būna nebegalima erekcija, tai lieka tik tais varpos implantą dėti. Tai to kažkaip nesinori. Gerai, tokiem tada apie tos serialius tada kalbant, čia yra kažkokie liekamieji efektai, kurie, nežinau, su laiku tau atsilieps keliagubai, jeigu tu tokias pramogas propaguoji? Aš manau, kad jau po 1 ar 2 kartų, aš nesu matęs daugiau ir net nežinau, ar Lietuvoje buvo gal kokių atvejų, kad būtų daugiau gal negu 2 kartus toks, pabalevoja, kažkaip jau pasimoko, nes kai tu pamatai su kokią adatą, realiai kaip tušinuko širdelį ir tu duri maždaug 2 arba 4 kartus į vieną pusę, į kitą pusę varpą ir ištraukinėjai ir ištraukai ten kokį pusę litro kraujo, nelabai ten norisi kažko daugiau. Wow. Wow. Tai liekaminasis reiškinys dažniausiai būna tai, kad erekcijos nebebus. Tai reikės galbūt kaupti pinigėlius, Lietuvoje, man atrodo, gal 6,000 kainuoja ir varpos implantą dėtis. Tiesiog, taip. Dar mes prieš eterį kalbėjom, kad labai įdomiai koreliuoja su bendrai priimamojo vizitais kovos menų turnyrai. Čia urologai irgi turi ką veikti, kiek suprantu, ar ne? Turi, bet tikriausiai mažiau negu ten kokie, nežinau, neurochirurgai ar traumatologai, nes pas mus tai ten tos traumos, ką gauna į seklydę, gauna į varpą ir dažniausiai šitą problemą ten taip ir išsisprendžia. Galbūt iš tokių didesnių problemų, tai jeigu į priimimą kreipiasi, būna, kad plyšta inkstas. Tai čia galbūt dėl ko daugiausiai iš kovos menų, nes energija, tai ten, jeigu geras ten sportininkas, tai jisai, kai įspirs, tai ten tikriausiai vos ne kai mašinai važiuotų, ne? Tai ta trauma tokia, kad inkstas gali per pusę plyšti, nors ir jisai yra, kaip sakoma, inkstas taukuose, ten savo apsaugėlės jisai turi pakankamai, bet kartais nepakanka. Tada dabar noriu paklausti, ką kiekvienas galbūt vyras, jau taip iš vyriškos perspektyvos paklausiu, ką galėtų padaryti kiekvieną dieną arba ko nedaryti, kad jo, nežinau, ta pati erekcija būtų ilgesnį gyvenimo laiką, kad visais tais sekso malonumais tu galėtų mėgauti žymiai ilgiau ir vyriškumu, taip grubiai tariant. Tai pirmiausia, tai tikriausiai turėti savo kažkokį ten tą normalų režimą, o ne kaip dabar pas mus visi yra įpratę lėkti. Tai poilsio režimą turite omeny? Jo, daugiausia tai poilsio režimas, nes kada organizmas geriausiai ilsisi, kai miega. Tai čia vienreikšmiškai ir
jeigu norisi turėti, pavyzdžiui, ir tą aukštesnį testosteroną, tai testosteronas gaminasi daugiausiai naktį. Pas vyrą didžiausia testosterono koncentracija yra ryte po nakties. Tai automatiškai, jeigu šitą miego režimą mes kažkokį jau susivaldom, tai jau yra pirmas geras dalykas. Paskui, faktas, kad šnekėti apie savo emocinę sveikatą ir apskritai rūpintis tikriausiai bendrai savo sveikatą, kaip lengva yra rūpintis automobiliu, nes mes esam priversti, kad pirmiausia, kai nusiperkam 3 metus pravažinėjom, paskui galima kas 2 metus. Tai vyrui irgi būtų gerai, jeigu jau mašiną tu gali kas 2 metus, jeigu jau tau yra taip sunku ateiti kas metus, praeiti tą visą tokį ratelį, tai kas 2 metus. Bet rūpintis sveikata yra labai svarbu. Ir jeigu matai, čia irgi tokia galbūt žinutė, jeigu pačiai tiem jaunesniem, kas žiūri, kas klauso, ar ten antrosiam pusėm, jeigu jaunesniam amžiai pasistebi, kad yra suprastėjusi erekcija. Bet suprastėjusi erekcija... Kas yra jaunesnis, kad mes gal kokią ribą galim uždėti, kad paskui žmogus galvos, man 60, aš jaunas? Šiaip taip, nes mes sveikatos sektoriui visi, tai mes visi vardėjom, kad maždaug iki 45, iki 50 yra jaunas žmogus. Nuo 50 iki 70 yra vidutinis ir virš 70 jau yra vyresnis. Tai imkim, kad būtų galbūt paprasčiau skaičiuoti, tai iki 40-45, kaip urologam mums tai yra tikrai jaunas vyras. Tai jeigu jisai jau pradeda skūstis erekcijos problemom, bet jos nėra sukeltos to tokio gyvenimo lėkimo, nes dažniausiai tai tos problemos atsiranda todėl, kad organizmas tiesiog yra pavargęs. Ir jeigu tu ten esi pavargęs, dirbi per 5 darbus, ten dar namuose 3 vaikai, šuo ir dar turi jį ten pavedžioti ir paskui dar ten keltis 6, nes reikia į crossfitą ir dar kažką, tai tiesiog biškai sustok ir pas tai viskas bus tvarkoj. Bet jeigu viskas yra sustiguota normaliai ir tau 40-45, mes jau rekomenduojam nueiti pas kardiologus išsitirti, todėl kad jaunam amžiui turint erekcijos problemų, yra jau literatūros parašyta, kad didėja, varpa veikia, įsivaizduokim, kaip širdies antena. Tai reiškia, kad jeigu yra erekcijos problemų, gali būti bendrai visų kraujagyslių problemų ir ypač širdies kraujagyslių problemų ir tai reiškia ankstyvo amžiaus miokardo infarkto didesnė rizika. Tai iš esmės pats geriausias daviklis yra... toks jau antena veikia, nurodo. Jo, tikrai taip. Testosteronas. Čia dabar tas dalykas buvo jį madinga nekęsti, čia jį reikėjo ten mažinti, visokių ten tų teorijų buvo. Taip, gal bendrai paklausiu, kas tas yra testosteronas ir kodėl jo vyrui reikia vyresniam amžiui, šiaip kam jis yra reikalingas ir kad tai yra labiau gal geris negu blogis? Aš sakyčiau, kaip pasakyti, nei geris, nei blogis. Čia yra svarbiausia, yra tikriausiai organizme turėti balansą. Ir mitą reikia galbūt nuimti, o galbūt ir žino, bet tiesiog priminti, tiek vyrai, tiek moteris turi testosteroną. Ir pas juos gaminasi, pas vyrus, aišku, tik didesnis kiekis, bet moteris irgi jo turi ir jisai veikia ir pas moteris panašiai. Nes jisai pagrindė atsakingas už normalią emocinę tokią būseną, kad nebūt dirgliam, kad būt šiek tiek, pavadinkim, daugiau motyvuotam kažką daryti, atsakingas už greitesnę medžiagų apykaitą, už didesnį raumeninį tonusą. Dėl to nemažai ten tų kultūristų, ir tų, kur sako, kad anaboliniai steroidai, jie visiems yra visi beveik paveikti testosterono kažkokiu vienokiu ir kitokiu išoriniu gamybos gavimo būdu. Tai tas raumeninis tonusas padidėja, kaulinė sistema, kaulų lūžių sumažėja. Tai yra geras dalykas. Tai faktas, kad mums jisai yra reikalingas ir su amžium dėja, jisai mažėja. Normaliai, tai vyro maždaug didžiausias pikas yra apie kažkur 30-35 metus. Bet jį pakankamai sportuojant, turint tą sveiką savo gyvenimo būdą, miego režimą, jį galima pasilaikyti. Tai pasakyti, kad čia yra kažkokia panacėja ir kad jisai čia yra super ir visiems jį rekomenduojam, tai nėra, bet nėra ir kažkoks blogis. Sakau, turi būti tas balansas. Nes testosteronas nepriklauso nuo testosterono, nepriklauso, pavyzdžiui, ir tavo erekcija, ir tavo libido. Taip, didesnį testosteroną turint galbūt
labiau norėsis kažkokių santykių ar kažkoks prieraišumo, bet per didelis jisai gali ir kelt paskui jau agresiją. Todėl, kad tu nori jau, pavadinkim, dominuoti. Nes, kaip ir sako, kur ten tie boksininkai prieš kovas ar ten kažkokio, tai jiem ir sako susilaikyti, pavyzdžiui, nuo masturbacijos, kad pas tave būtų didesnis tas tonusas, kad būtų daugiau agresijos ir kažkokio piktumo. Tai nebūtinai tie, pas kuriuos ten, nes normai reikia tarp 7 ir 25 priklausomai nuo laboratorijos, tai nebūtinai tie, kur, pavyzdžiui, ten iš kultūrizmas.net ar ten kažkur turi tą testosteroną ten 30 ar 50 ir atrodo ten tokie, nebūtinai pas juos viskas bus ok ten apačioj, nes kartais ateina tokie vyrai, pas kuriuos testosteronas yra ten 7 ties apatinė riba, bet sako, pas mane sako tokios erekcijos, kad aš sako, vinis kalt galiu. Tai, manau, kad reikia protingai tai žiūrėti ir, nereikia nurašyti, kad čia yra kažkoks blogis ar kad kažkoks super geras. Ar kokie nors kiti, nežinau, ten vitaminų arba kitų medžiagų, elementai, komponentai, kuriuos galbūt ar papildomai vartojant, arba šiaip juos prižiūrint, tu gali užtikrinti savo geresnę lytinę sveikatą? Tai faktas, kad pirmiausia reikia nepamiršti, pasirūpinti, nes niekas iš visokių ten kažkokių papildų ar papildomų medžiagų vartojimų, niekas neatstos to, ką gali padaryti miegas, judėjimas ir šiaip savim rūpinimasis, nes kol tavo šičia makavykas lieks, tai nieko to nebus, nes nėra tik, kad sėklidės jos viską produkuotų, bet šiaip, jeigu iš ką galima sekti ir kas gali pagerinti tą erekciją, tai aš papildomai būna neretai skiriu ir, pavyzdžiui, kokį vitamino D, nes mūsų čia tas cepelininės dangus didžiąją metų laiko dalį nėra pats geriausias stebuklas, magnis, kurio mums irgi beveik visą laiką trūksta, cinkas, selenas, omega 3 irgi, ką kardiologai dar super labai mėgsta. Viskas, kas gerintų tą mūsų bendrą gerbuvį. Tai iš esmės jaučiu, kad yra vis tik taip labai tiesiogiai susiję šitie smegenys su šitom smegenim ir jeigu tu čia gerai esi, tai kaip ir susitvarko. Tai manau, kad ne vienas iš vyrų tikriausiai galėtų pasakyti, kad pavyzdžiui, turėdami, pavyzdžiui, santykius, nežinau, užsigalvoji, kaip ten, ką nors, nežinau, Excelio lentelį kažką ten netaip suvedį ir jau žiūri, kad tu pats sulėtėjai, kad jau ten kažkaip, biškai čia reikia sugrįžti. Tai faktas, kad, jeigu tu ten pas te procesorius verda kitur, tai apatinis procesorius neveiks. Multitaskinti yra sunku šitais atvejais. Man dabar dar įdomu, jūs gal koks mentalistas, pavyzdžiui, galėtumėt važiuoti kokią nors viešojo transportu ir taip žiūrėti vieną į kitą vyrą, galvoti, tam tas yra, tam tą reikėtų, tam. Ar matosi iš išorės jums kaip specialistui žmonės, kuriem reikėtų pas jūs apsilankyti arba rekomenduotumėt? Kad pas mane konkrečiai? Pas urologą vadinasi. Pas urologą. Nežinau, šiaip taip būna, kad man norisi, kad jie ateitų, bet galbūt ne iš urologinės pusės, bet norisi iš tos, galbūt, pasakykim, pasitikėjimo pusės, nes tikrai daug matosi žmonių, kurie yra kažkokie užsidarę viduj ir jie atrodo kažką kaupia savyje ir pas juos kažkas ten bręsta, nes pas mus vis dar, pas mus dabar mes labai gerai kylam link tų visų psichologinių ten tų problemų ir ten pas mus visi dabar nori ir pas psichoterapeutus ir visi ten žino ten savo visus perdegimo sindromus, viską, bet manau, kad dar per mažai yra apie tai kalbama ir ypač, kadangi pas mane pacientai didžiąją dalim, visien yra vyrai, tokie, sakykime, apie 50 metų, kurie augo su tuo, kad vyras negali skūstis, jisai negali pasakoti apie savo kažkokias problemas, viskas galiausiai paims ir susitvarkys, nes, dažniausiai tikriausiai, yra gėda pripažinti, kad jisai gali būti šiek tiek silpnesnis, kad vyras irgi gali sirgti. Bet šiaip apskritai tikriausiai, dėl ko jie ir nesikreipia ne tik pas urologus, bet nesikreipia apskritai pas gydytojus, tai manau tada, kad vyrai pagrinde, nes bijo, kad kažką ras. Jie bijo ne pačio įimo pas gydytoją, bet jie bijo atsakymų.
gyvenimo pokyčio po to turbūt, nes reikės įpročius keisti. Nors labai dažnai ateina, čia galbūt pata tendencija šiek tiek tų jaunesnių vyrų, galbūt apie 30-40, kas galbūt jau turi tuos draudimus iš darbų ir ką atsiunčia, tai kad jie ateina ir jie rūpinas. Ir ateina ir tu jums pasakai, viskas, susitinkam ten už metų ir už 2 rankom sukerti ir jisai patenkintas, tu patenkintas, jisai gavo, ko norėjo. Tai man šitas tai yra fine, nes kol tu gali užbėgti įvykiam už akių, tai, sakyčiau, gal nereikia statyti ten to vežimo prieš arklį. Pasiėmi ir išsiaiškini ir ką ir važiuoji savo, tau pratęsė, kaip nereikia ir tų visų gal kaip techninti, kaip šitas medicinės knygelės į darbą, kur neši. Tai yra daug kas tiesiog, man jau šeštampą uždėkit ir viskas. Ir kartais paskui pasirodo, kad gal reikėjo ne visai uždėti. Čia atrodytų, kad netgi gal net reikėtų kažkokį tokį įvesti apie tą pačią techninę apžiūrą, kai kalbėjot, kad kažkokį amžių nuo kada reikėtų tai normalizuoti, kad vos ne vaikas, kad tai, nes kaip pas dantistas iki metus eini, taip ir pas urologą reikėtų turbūt jau nuo kažkokio amžiaus, bet kad tai nebūtų taip baisu, tai čia gal nuo ankstesnio amžiaus, jeigu yra logika lankytis. Ne, tai, pavyzdžiui, kas iš vyrų ten iš artimos aplinkos sirgo, pavyzdžiui, prostatos ar sėklidžių vėžio, tai, ta pati programa yra jau iš anksčiau, tai jau nukreipia, bet, aš tai tikrai, aš visą laiką linkiu ir tikrai norėtųsi, kad, visi rūpintųsi savo sveikatą. Man asmeniškas labai klausimas, nes nuo vaikystės, kadangi augau ir kaime, buvo tetos, kurios sakydavo, kad taip negalima sėdėti, bet kaip aš sėdžiu, reikia sėdėti vyrui šitaip. Čia yra tiesos tame, ar ne? Aš irgi dažnai taip sėdžiu ir man, patogu, kartais, tiesiog, kiek su čia sėdėsiu šitaip, tai ką čia? Nėra tiek daug ten, kad man nesusijėtų ir kojų neužsidėtų. Nes aiškindavo taip, kad kai sėdi vyras šitaip, tai jisai reiškia ten vedina ir ten jam šalčio reikia, reiškia lytiniam organam, o kai tu taip, tai tu čia kepini ir čia jau yra blogai. Tai čia yra mitas. Mitas. Ja. Daugiau tokių mitų turbūt, šiaip irgi turbūt. Beje, dar apie tą tendenciją noriu paklausti. Buvo neseniai socialiniuose tinkluose tendencija dėti, reiškia, kiaušinius, liaudiškai tariant, į šaltą vandenį, ten, į ledą. Ir buvo žmonių, kurie čia labai tą sekė ir galų gale privesiu, kaip geras vedėjas, prie maudymosi eketėjai. Kaip urologas žiūri visą šitą reiškinį? Jeigu maudaisi eketėjai ir tu tai darai protingai. Kas yra protingai? Jeigu, pavyzdžiui, nėra čia ne pirmas gyvenime epizodas, kada tu tokį darai. Jeigu net ir pirmas, jeigu tu šoki, bet tu iššoki, išlipi ir viskas. Ir nueik, apsirenk, užsidėk tapkės. Ta prasme, nebūk plikom kojom, nes čia vėlgi tas pats eina tendencija, pėdai kelia į tarvietę, kur mes jau prieš tai šnekėjom, kad šitą grandinę peršala ir ten pat. Jeigu tu įšoki, atviesti, kiek tau ten reikia, pavyzdžiui, po pirties ar po, nori pasigrūdinimui. Viskas yra fine. Wim Hofo metodą dabar taiko daug žmonių ir, jiem puikiai viskas sekasi ir tikrai nėra, kad būtų kažkoks didesnis padidėjimas. Bet jeigu, tu esi beprotis, kuris, iššoki, tu ten save šaldai, kol paskui išlipi visą styrti ir, nežinau, basom ten kojom vaikštai ir tas būna ta, kur stovi ir dabar aš šį palauksiu, kol atviesiu, kaip dėdė ten. Tai tavo šansai tik didėja, kad atvyksi anksčiau pas mane ar pas kolegas. Arba ilgai kentiesi ir sakys, praeis ir nepraeina. Jo, ir paskui gauni lėtinį prostatitą ir tada eini per 27 Vilniaus urologus per pusmetį ir tada tau niekas nepadeda, nors tu nei vieno pilno gydymo nepraėjai. Dar būdavo, aš atsimenu bent jau tokius laikus, kai būdavo sakoma, kad sėdimas darbas irgi labai kenkia, reiškia spaudimas į tą, vadinkim, klyno zoną. Kas yra iš tokių dar dalykų arba tokių stereotipinių, kuriuos susidurėt arba bendraujat, arba ateina žmonės, sako, man taip sakė, kad negalim ir pasirodo, kad čia nieko nereiškia. Stereotipai, kurie yra melas. Kokių mes dar neįvardinam? Tas pats sėdėjimas ofise, ilgas valandas ant kėdės. O kiek dabar pas mus žmonių dirba tą ofisinį darbą ir neturi iš tų problemų? Čia galbūt irgi tas darbo poilsio režimas. Dažniausiai tie, kur ateina ir paklausia, kiek tu ten sėdi. Man yra svarbesnis klausimas ne kiek tu sėdi, bet kiek tu, pavyzdžiui, šaltai kažkur atsisėdi. Nes yra iš tų, kurie ofisuose dirba, nebūtinai ofisuose, bet kokį ten tą sėdimą darbą. Ir paskui išeina, pavyzdžiui, parūkyti ir ten, atsirems į ten laiptų kokį ten, ar laiptelį, ar ten kažkokį ten turėklą. Tai dažniausiai čia būna peršalimas, nesvarbu, vyras, moteris.
Tas sėdimas darbas, faktas, bet čia daugiau galbūt yra visokiem lėtiniam dubens skausmam, visokom tokom problemom. Nežinau, šlapinimuisi nesu nei girdėjęs, nei matęs, kad šitas kažkaip veiktų. Nežinau. O viršsvoris įdomu, kiek įtakos turi lytinei sveikatai? Labai daug. Ta prasme, erekcijos visos problemos nuo viršsvorio, kuo mažėja svoris. Dar va tokia žinutė, viršsvoris. Jeigu žmogus turi didesnį svorį, čia mes dabar apie vyrą nešnekam, tai didėjant kūno svorį varpa trumpėja. Ir čia yra visiškai normalu. Paskui, jeigu norisi, kad ta varpa didėtų atgal, tai reikia mesti svorį. Paprastas dalykas yra todėl, kad varpa yra organas ir jisai apdengtas oda. Tai pilvas, kai auga, šlaunys, bet kas auga, jos tempia odą, tai reiškia, kad varpa traukiasi, nes jai pritrūksta odos. Bet pati varpa, jinai niekur nedingsta, jinai tiesiog vizualiai taip mažėja. Tai va, tai čia yra vienas. Tos varpos irgi, pavyzdžiui, ilgio neužtenka. Kraujotakos efektyvios, tai širdutį per tą visą masę, pastatyti ant tą varputę jau neužtenka. Greitesnis ir pats aktas, todėl, kad greitesnis yra pavargimas, greičiau yra uždūstama, nes visiems tai yra traktuojama kaip vidutinio intensyvumo fizinė veikla. Pavyzdžiui, tikrai man yra ir pasakoja, ir susidūrė su to, kad, pavyzdžiui, irgi matau, kad, neturi tu ten laikrodžio, to išmanus. Turi, ne? Tai va, būna pas kitus irgi įsijungia tas išmanus laikrodis, pavyzdžiui, are you working out? Tikrai, būna. Arba kviečia atsistoti pagaliau, sako, pirmai sėdi. Tai va, tai šitie dalykai, tikrai veikia. Tai antsvoris, paskui didelę žalą, tai faktas, kad visas rūkymas daro, tai čia mes, manau, kad dviračio neišrasim. Ties šitų klausimų judėjimas, tai faktas, kuo daugiau judim, tuo ir ta pati erekcija ir visas seksualinis gyvenimas yra geresnis. Tai va, kur miegas, kur mes jau irgi ten sakėm, irgi, jisai yra geresnis, nes, kūnas yra pailsėjęs, testosteronas yra pakilęs, mes vėlgi turim tą geresnį kažkokį žingsnį į rytojų. Ir tada paskutinis, visai dabar galvoju pabaigai, vieną esminių gal mitinių klausimų palieskim, varpos dydis, ar jisai per gyvenimą gali pasikeisti, ar ten tie magiški vaistai egzistuoja, ar ką turi, ką jau ten tėtė su mama davė, tas tau ir skirta visam gyvenimui. Ar jinai gali atsirasti ten, kaip kai kurie skelbimai rodo, ten, žinai, iki monstriškų dydžių. Čia tai tie, kur visi, kur su hub kažkas baigėsi, ten apie tokius mes. Tai visokie tokie, taip. Kur ten reklamos, ne? Tie portalai, kur žmonės po vieną vaikšto. Supratau. Trumpometražų dokumentiniai filmai. Jo. Kiek čia yra tiesos, kiek mito tame visame? Šiaip pagrindė varpa išauga iki maždaug 14-16 metų, paskui dar kažkiek pasikeičia, bet realiai, normali varpa pas mūsų lietuvius, tai imkim yra maždaug 13-15 cm. Čia yra norma. Ir šiaip, nežinau, nebent tais atvejais, jeigu, pavyzdžiui, paauglys kažkoks, kuriam 14 metų, jeigu jisai gautų pakaitinę testosterono terapiją, tai reiškia kažkaip per leistusi ar ten gelio pavidalu testosteroną, tai galbūt pasidar tą varpą dar papildomai paaugtų. Bet normaliai, jeigu vyras veda savo sveiką gyvenimo būdą, sportuoja, nenutunka, kaip ir prieš tai sakau, kad ten ta varputė nesumažėja, tai dažniausiai ta varpa laikosi visą gyvenimą tokio pat maždaug ilgio, tokio pat diametro ir kad būtų kažkokių ten magiškų būdų, yra varpos, ten toks varpos didinimo, varpos ilginimo aparatas, bet aš jo, nežinau, nelinkėčiau didžiausiam priešui, nes ten reikia su tuo aparatą įsidėti, ten jį užsitemti ir varpą ten laikyti po, neatsimenu, gal 12 valandų per dieną, tokiam ištemtoj, tokioj būsenoj. Čia jeigu dirbi iš namų. Galbūt, čia tai toks, ne pats tikriausiai smagiausias aparatas, tikrai nežinau, niekam nenorėčiau jo rekomenduoti. Tai toks, kuris irgi, prideda 2 cm kažkas tokio. Operacijos varpos didinimo, jos prideda po kokį centimetrą, bet, irgi, ne kažkokie nestebuklai. Kai sako, ten varpos implantai dės, nededam mes didesnių implantų, negu jie galėtų būti, nes išsimatuoja. Tai jeigu ten pas tai visą gyvenimą 15, mes
17 cm to implanto nedėsim, nes tada, nu, jisai tiesiog netelpa fiziškai. Tai kažkaip jau, nu, realiai turi džiaugtis su tuo, ką turi. Elementariausi tokie paprasti būdai, ką galima padaryti, nu, tai, sakau, svorį biškį nusimest, nes, nu, dažniausiai tai visienių, kas turi tos santykius, nu, turi tą kažkokį svorį, ką gali koreguoti ir vizualiai tai visą laiką padeda, tai plaukų nusitrumpinimas, tai šitas visą laiką padeda vizualiai kokį centimetrą iš to išlošti. Bet didžiausias varpos ilgis ir varpos šitom problemom turi problemą patys vyrai, tarpusavį. Ir vyram dažniausiai atrodo, kad tos varpos neužtenka. Čia buvo darytas ne vienas ir ne du tyrimai pasaulyje, kur moteris kalbino ir ar jums svarbu tas varpos ilgis. Nu tai, aišku, jeigu jos ten pasakys, kad mažasis pirštas ten 5 cm, tai, nu tai taip, tikriausiai tokio. Bet ar 13, ar 15, ar 17, nu, jeigu jos jaučia malonumą, jos ir jaučia malonumą. Ir jom tas įtakos neturi. Jeigu vyras kreipiasi, kad pas jį varpą pakrypus, ten, nu, čiučiut, tai čia yra, nu, normalu. Ir tai reikia irgi mes vyrus aiškinam, kad, nu, jeigu ten, aišku, sulinkus, kai ten vanago nosis, tai galbūt, nu, čia jau yra problema. Bet didžiausia pasikreipia, ten, nežinau, 1 laipsnį į šoną, 1 į kitą, ten aukštyn žemyn. Tai šitokių dalykų nesprendžiam. Nu, tiesiog čia reikia priimti save kaip duotybę ir, nu, džiaugtis su to, ką turi. Jo, kiekvienas turbūt savojo keliu eina į tą priimimą savęs, kai kurie taip ir matyt nueina visą kelią ir taip nepriima, bet labai linkisi to kiekvienoje laidoje čia tą vis pakartoti, kad savo problemų ir sprendimų tom problemom šaltiniu esame mes patys visą laiką. Tai mes jas susikuriam ir jas patys išsisprendžiam. Tai va dabar jau, Martynai, gerbiamasis, va dabar ta žinutė visiems, kas žiūri. Ką norėtųsi palinkėti visiems žiūrovam, tiek vyram, galbūt tiek moterim, nebūtinai galbūt tą patį žinutę, bet kad po laidos, ką labiausiai norėtųsi, kad kaip vat, urologas specialistas įdėtum į žmonių galvas. Norėčiau palinkėti tikriausiai tai, kad rūpintis tą savo sveikatą, nepriklausomai nuo amžiaus ir įprasti tai daryti, praeiti kaip kažkokią techninę apžiūrą ir kad, nu, mes specialistai tikrai nėra, kad mes smerkiam ar kažkaip teisiam ar nu, kažko negerą norim. Mes kaip tik norim jums gero. Tai čia vienas toks. Ir kitas, kad čia galbūt daugiau vyram, bet ir moterim tikrai pasinaudos. Rūpinti savo emocinę sveikatą. Dėl to, kad, nu, šitas dalykas vis laik yra koja kojon ir šnekėtis ir dar kartą šnekėtis ir būti santykė tiek pačiu su savim ir tiek su savo antrąją pusę. Tai va, tiek. Labai dėkoju už jūsų laiką skirtą mum. Aš dabar jaučiu, kad žmonės komentaruose parašys dar krūvas klausimų, kuriuo aš nespėjau užduoti ir aš dabar jaučiu, kad antroje laidoje būtų dar daugiau, bet galbūt kažkada grįžite ir mes dar dalykus aptarsim. Ačiū už šiandien skirtą laiką, o jums dar kartelį dėkoju, kad žiūrėjote. Laidoje lankėsi gydytojas urologas Martynas Stanionis. Kviečiu įsijungti mus ir kitą kartą. Ate.